Pradžiai pradėsiu nuo to, kad reikia pasveikinti varžovą su pergalė, nors tai nėra, sakykime, maloni procedūra, ypač žaidžiant namie. Pasidžiaugti, kad atėjo fanų palaikyti. Jeigu žiūrėti apie rungtynės, tai turėjom, aišku, rungtynių planą. Kai kada jis veikė, kai kada ne. Sakykime, rungtynės pradžią pradėjom visai neblogai, galėjom įsimušti įvartį, bet dėja nepavyko. Daugiau rungtynės, sakyčiau, varžovas daugiau mums buvo atidavęs iniciatyvą, mes žinom, kur mes norim žaisti, bet, sakyčiau, kertinis momentas pralaimėdavom dvikovas ir jų tiek, norėčiau išskirti jų vidurio gynėją, tiek atraminį, jų 6 numerį, tai labai daug dvikovų laimėjai, dėl to iš tų dvikovų laimėtų varžovas tiesiog išeidavo į kontrataką, susidarydavo lengvas atakas ir sakyčiau, tos visos jų atakos vien iš to ir buvo didžioji dalis. O daugiau, tai tos rungtynės ir buvo tokios grubios klaidos kaina, sakyčiau. Tai mes išsimesdami savo iš auto kamuolį, pralaimėjom dvikovą ir varžovas išėjo į kontrataką. Tai tos ir rungtynės tokios. O po to antrą kėlinį bandėm gelbėtis, sakyčiau, bet buvom momentai, sakau, biški lėtesni, priimdavom net tos sprendimus. Kartais norėdavom po vieną laimėti, bet didžioji priežastis, manau, kad šiandien mes pralaimėjom dvikovas. Tai ne pirmas rungtynis, pralaimėjom dvikovas tiek su kamuoliu, tiek be kamuolio. Tai čia, manau, ir kertiniai momentai, kur mes turėtumėm pasitempti, nes jeigu nepasitempsim, tiesiog visos rungtynės bus sudėtinga. Tai toks būtų rungtynių komentaras. Šiaip, ką norėčiau pasakyti. Jeigu pakeisim tas smulkmenas, manau, kad esam tikrai stipri komanda. Turim, sakyčiau, gerus žaidėjus, tiesiog reikia pakeisti kelias smulkmenas ir manau, kad mes eisim aukštyn. Tai aš manau, tik pralaimėjimai sustiprint komandą, tai tikiuosi, kad šis pralaimėjimas bus mums dar viena pamoka, iš kurios mes pasimokinsim ir padarysim išvadas ir eisim į priekį. Jeigu pasiekėme pergalę, tai galima sakyti, kad rungtynių planas tikrai pavyko. Turėjom planą nuo rungtynių pradžios ir žinojome, kad oponentas žaidžia tokį savotiškai primityvų futbolą, remiasi ilgais kamuoliais. Tai yra mums labai palanku, mes turim tikrai aukštus, stiprius vidurio gynėjus, pajėgų 6 numerį ir žinojom, kad reikia laimėti pirmo oro dvikovą, susirinkti antrus kamuolius, o kontratakose mes esame aštrus ir pavojingi, tai jau parodė ir paskutinės rungtynės su Kėdainių Nevėžiu, kur tikrai antrajam kėlinyje susikūrėm ne vieną momentą. Dabar irgi puikus išėjimas vieną kartą į tranziciją, antrą kartą, trečią kartą, ir sakyčiau, tikrai gražus įvartis. Aš ir prieš rungtynės akcentavau, kad turim akcentuoti žaidimą kraštais, turim tikrai pavojingus kraštus, turim Jurgį Jankauską, kuris praeitą sezoną būtent rungtyniavo atmosferos komandų ir turi savotiškų nesuvestų sąskaitų. Sakykime, šiandieną jisai žaidė su dviguba energija. Ir aplamai tikrai visa komanda sukovojo. Tikrai buvo kaip vienas kumštis dvikovose. Sakykime, mes ir žinojom, kad atmosfera yra toks varžovas, su kuriais ne kiek teks žais futbolą, o kiek teks kentėti, kovoti, laimėti kuo daugiau dvikovų. Tas šiandien ir, manau, pavyko. Dar kuo galėčiau, aišku, pasidžiaugti, kad tikrai antrajame kėlinyje keitimai įnešė gyvybės, įnešė to balanso, kurio mums reikėjo, įnešė savotiško to, ko reikia, neleidom varžovams tikrai daug susikurti. Jeigu, sakykime, visi varžovų momentai buvo tik tais po kažkokių standartinių situacijų. Aš ir per pertrauką vaikinam akcentavau, kad laikykimės drausmės ir viskas bus tvarkoje. Varžovai iš žaidimo tikrai mums nėra pavojingi, nebent standartinė kažkokia situacija arba mūsų kažkokia tokia klaidelė. O šiaip, sakyčiau, ta pergalė yra puiki velykinė dovana mums visiems. Sakykime, ir prieš rungtynes vaikinam pasakiau, norit laimėti ir švęsti Velykas ir turėti 2 laisvas dienas, viskas jūsų rankose. Kokia geresnė motyvacija be gali būti futbolininkui, tik tais daryti tai, ką jisai mėgsta, žaisti futbolą, kovoti, atiduoti visas jėgas ir viskas. Tai ką, dar kartą norėčiau palinkėti visai futbolo bendruomeniai ir savo komandai tikrai gražių, sočių, jaukių, šventų Velykų ir pergalių ateityje, kaip sakant, dabar esame įvažiavome pagaliau į geras vėžes,
sakykime, iškovojame 2 pergalės, 1 pergalę tauriai, tikėkime, kad išlaikysim tą gražią liniją ir savo aikštėje toliau pratęsim.